Idem в магазин. Pasiruoškime testui. Pakartokite gramatiką. Prisiminkite veiksmažodžius подарить, купить, padovanoti, nupirkti. Купить или подарить что? Knygų, penal, tėtradį, cvetai. Įsidėmėkite ir pakartokite daiktavardžių galūnes. Taip pat prisiminkite būtąjį veiksmažodžių laiką. Я купил, я подарил. Присiminkite vienaskaitą ir daugiskaitą. Единственное число и множественное число. Что это? Книга. Купить. Что? Книгу. И множественное число. Что это? Книги. И что купить? Книги. Atkreipkite dėmesį į daiktavardžių galūnes. Taip pat pakartokite žodžius. Peržiūrėkite dialogus. Prisiminkite veiksmažodžius. Надо купить и можно купить. Jų reikšmės reikia nupirkti ir galima nupirkti. Мне надо купить куртку, man reikia nusipirkti striukę. И куртку можно купить в магазине одежда. Striukę galima nusipirkti parduotuvėje rūbai. Prisiminkite galūnes. Где? В магазине, в супермаркете. Šiuose lentelėse būtojo laiko veiksmažodžių galūnės. Prisiminkite ir asmenavimą. Peržiūrėkite parduotuvių skyrius. Prisiminkite, kaip pasakyti, kuriame aukšte kokia parduotuvė yra. Расскажите, что вы купили в универмаге и в каком магазине. Pabandykite papasakoti, ką ir kokioje parduotuvėje pirkote. Prisiminkite šias galūnes. Кто? Сестра. Kas? Sesuo. Купить или подарить. Кому? Nupirkti arba padovanoti. Kam? Sestrie. Prisiminkite ir peržiūrėkite visus lentelėje esančius pavyzdžius.